Tęsime Labadiena Lietuvą. Lietuvoje keičiasi Lietuvos laukų veidas, gausiau auginama ankštinių kultūrų. Na ir sakoma, kad pupos, pupelė, žirniai arba lęšiai, net kai kuriuose šalyse taip vadinami antrąją duoną. Tai galbūt nėra blogai, kad jų daugėja ir Lietuvoje, bet apie viską detaliai išsiaiškins žurnalistė Ugnė Galadauskaitė. Labas, Ugnė. Na tai sakyk, kas čia tokio atsitiko Lietuvoje, kad didėja tų ankštinių kultūrų plotai, o mažėja, na tarkime, kviečių, kurie tikrai Lietuvoje tradiciniai įprasti ir visi galvojo, kad kas, bet jau grūdų tai visada Lietuvoje bus labai daug. Labadiena, iš tiesų, Irma, kaip tu ir sakėjai, pupo, žirneliai ir lęšiai tarsi antroji duona, nes yra ne tik labai sotu, bet ir maistinga. Na, o kodėl keičiasi tas laukų veidas, kaip tu minėjai? Kalbame su Žemės ūkio ministerijos atstovu, ponu Vidmantu Ašmontu, sveiki gyvi. Sakykit, tai kaip čia tai pasikeitė, sakėt, per porą metų net kelis kartus daugiau ankštinių kultūrų Lietuvoje auginama, ar ne? Taip, nuo 2014 metų ankštinių pasėlių plotai padidėjo 3 kartus, žirnių 4 kartus. Tai va, žirnių, jeigu 2014 metais žirnių augino apie 41 000 hektarą, tai va, šiais metais preliminariais duomenimis tai yra 154 000 hektarų. Kodėl taip nutiko, kas per tuos 2 metus pasikeitė Lietuvoje? Pasikeitė bendroji žemės ūkio politika. Išmokos, tiesioginės išmokos, pasikeitė sąlygos dėl tų tiesioginių išmokų. Atsirado toks elementas vadinamas žalinimas. Kiekvienas ūkininkas, norintis gauti pilną tiesioginį išmoką, turi prisidėti, sakykime, taip, prie aplinkos saugos, prie klimato kaitos, to efekto mažinimo, augindamas įvairesnės kultūras. Dabar jisai, norėdamas gauti tą pilną tiesioginį išmoką, privalo auginti savo ūkiai ne mažiau kaip 3 kultūros. Tai va, ir buvo pasirinkti ankštiniai augalai, plus dar yra papildoma išmoka už ankštinius, speciali išmoka. Tai va, sudėjus tuos visus dalykus. Kokio dydžio tos išmokos? Už žalinimą 45 eurai, už ankštinius, specialiai už ankštinius yra 83 eurai už hektarą. Kas konkrečiai iš tų ankštinių kultūrų yra populiariausia Lietuvoje? Nu, kaip sakiau, pagrindė žirniai šoktelėjo stipriai, antra pupelės ir lubinai. Tai visi kiti yra tokie nežymiai, galim sakyti, nesikeitė nieko. Ar yra kažkaip regionais pasiskirstę, kur daugiausiai ūkininkai tuo užsiima Lietuvoje? Reikėtų žiūrėti duomenis. Dabar aš negaliu jums tiksliai pasakyti, bet turėtų būti, kadangi šiaip tai jie keičia varpinius pasėlius. Kviečiai, rugiai, kur augino rapsas, va šitos pakeičia. Tai kur jie buvo daugiausia auginami, ten dabar daugiausia auginami žirniai. Kam yra parduodama? Ar tai yra eksportui ar Lietuvoje? Iš pradžių manyta, kad bus Lietuvoje, bet niekas nesitikėjo tokio ažiotažo. Praeitais metais, man atrodo, 3 ar 4 laivus išsiuntė į Indiją. Tai dabar va, čia, šiais metais gal net 2 ar 3 kompanijos buvo atėjusios į Žemės ūkio ministeriją reikalauti, galima taip pasakyti, kad duokit tos jūsų žirnius. Jie labai geros kokybės ir sakė, paimsim viską, ką tik duosit. Indija? Taip, Indija, labai buvom nustebę. Jie paaiškino, kad jie pas juos neaugina, pas mūsų gera santykis kainos kokybės. Va, tai ūkininkams apvažiavo visą Lietuvą, susirado ūkininkus, tai manau, tie žirniai mūsų išvažiuos. Gaila, aišku, galėtų ir čia palikti truputį. Kieno sąskaita atsirado Lietuvoje tos ankštinės visos kultūros? Na, padaugėjo, ką augina ūkininkai mažiau? Pagrindė sumažės rapsų plotai. Rapsų, kviečiai, rugiai, va šitos kultūros. Nes čia įeina į, kaip, sakykime, sėjomainą, pakeičia tuos, va, pagrindė auginama monokultūra. Jau buvom mes patys šiek tiek išsigandę, kadangi nėra gerai dirvožėmį alinamas, žinot, dirvožėmis, jeigu tą patį augalą augini vienoje vietoje, tai va čia paskatins ir pačius ūkininkus. Taip, kaip sakyt, gera paskata auginti patiems ūkininkams daryti sėjomainą, plus gauna išmoką. Minėjot, kad Lietuvoje geras kokybės ir kainos santykis, tarkim, žirnių, ar ne? Tai kiek kainuoja tie žirniai? Nu, kaina dabar nenorėčiau meluoti, negaliu dabar pasakyti, nepasižiūrėjau paskutinių duomenų, labiau mes kviečius žiūrim, kviečius, rugius, tokios eksportinė prekė. Galima būtų pasidomėti, bet tikrai negaliu pasakyti. Mums nesakė, tie atvykę importuotojai, jie eksportuotojai labiau. Jie net nesakė, kiek jiems ten priimtina, jie čia yra, sakykime, derybų objektas ūkininkais, tai čia kaip ir ne mūsų reikalas. Nelabai norėjo pasakoti. Supratau. Ačiū Jums už pokalbį ir grįžtame pas tave.